tai nėra skirtumas. Jie ir taip ir taip. Už tų prieigų virš 3 kilometrų. Šios nakties, tiksliau, incidentas paveikė apie 30 suplanuotų skrydžių, tai yra tiek atvykstančių, tiek išvykstančių. Na ir preliminariais duomenimis taip pat buvo paveikta maždaug apie 6000 keleivių, kurie būtent šiandien turėjo nusipirkę bilietus ir planavo išvykti arba atvykti į Vilniaus oro uostą. Informaciją apie tam tikrus oro erdvės pažeidimus gavome vakar naktį, tai yra maždaug prieš 11 valandą nakties. Tuomet buvo operatyviai priimtas sprendimas dėl oro erdvės uždarimo, laikino oro erdvės uždarimo, kuris truko iki 4:50, kuomet oro erdvė buvo atidaryta ir visi skrydžiai vėl pradėjo skristi taip, kaip suplanuota. Čia turbūt svarbiausia informacija yra keleiviam, kad taip tie sutrikimai gali perskelti kažkiek pavieniams skrydžiams ir šiandien. Lėktuvai gali vėluoti arba kai kurie maršrutai skrydžiai gali būti atšaukti, todėl taip pat svarbi informacija yra keleiviam kreiptis tiesiogiai į oro bendrovę, iš kurios buvo pirkti bilietai. Aš dar, kaip vakar atvažiavau 9, aš dar neišvažiavau. Nukėlė jūsų skrydį? Labai smarkiai. Turėjom su tuo 3:40 skristi. Ir vis laukiam, atidėjo. Galvojam, kaip visus reisus atidės kelias valandas ir išskrisim. O dabar skrisim 23:20 valandų atidėtas reisas. Dabar yra tas laikotarpis meteorologinė prasme, kuris yra palankus kontrabandininkams užsiimti tą savo veiklą, iš Baltarusijos leisti kažkur toliau nuo sienos už kelių kilometrų tos oro balionus, kurie dideliu greičiu iš ten statmenai kyla į viršų ir kelių kilometrų aukštį dažniausiai gali siekti ir 5 kilometrus virš debesų kažkur, tai jie įskrenda į Lietuvos teritoriją, o kontrabandininkai projektuoja tą skrydį taip, kad tas oro balionas kažkur nusileistų Lietuvos gilumoje. Tai yra nevaldomas tas balionas ir čia suprojektuoti ir numatyti, kuris nusileis, apskaičiuoti vėjo sroves kelių kilometrų aukštyje, krovinys galų sveria ten irgi nemažai. Pats tas visas skrydžio mechanizmas, jis yra, jiems rizikingas ir tie praradimai, sakau, šiemet daugiau kaip 500 tų balionų ir pasieniečiai yra aptikę, ir policijos pareigūnai kažkur šalies gilumoje visai ten toli nuo sienos. Tai nuostoliai yra dideli, bet paklausa, kadangi išlieka ir kontrabandininkams tai paskata yra veikti.